Sveiki. Šiandieną padarysim reportažą apie tokį naują kanalą Lietuvoje. Galbūt jis nėra labai jau naujas, bet vis tiek naujas. Tai yra 10 kanalas. Ir jo vadovas, kiek aš matau, yra Jonas Sipavičius, atrodo pavardėjo. Jeigu neklystu, tai pasižiūrėkime, kas tai per kanalas ir kuo jis toksai įdomus. Sveiki, brangus Kanal 10 Lietuvos žiūrovai, džiaugiamės, kad įsijungėte mūsų reportažą. Iš tikrųjų, laidoje Pašauktieji yra laida ir mes norime dabar parodyti krikščionių maldos savaitę už krikščionių vienybę. Tai iš tikrųjų labai brangu, kad broliai ir sesės sueina į vieną vietą, į vieną visumą, į vieną, kaip sakyti, bendruomenės patalpą ir iš įvairiausių denominacijų, konfesijų ir gali tikrai išlovinti ir garbinti Jėzų, melstis, kad tikrai būtume surišti tais meilės ryšiais. Todėl likite su mumis ir tikimės, kad pakalbinsime šičia esančius dalyvius ir ką jie gavo maldoje, kaip Dievas juos drąsina būti kartu. Būkit palaiminti. Maldos savaitė krikščionių. Įdomu, kas ten per krikščionys. Žiūrim toliau. Ką pačiam Dievas įdėjo į širdį, sakysime, tiek kai dalinaisi ir ką pats gavai? Tai aš kaip ir dalinausi, pati pagrindinė mintis mano, ką Dievas įdėjo jau šią savaitę, apie ką meldžiausi ir apie ką galvojau, kad visgi mes galėtumėm dar taip sustot į tokią maldos grandinę visos bažnyčios, gal skirtingos, gal su kažkokiais skirtingais niuansais, bet mes galėtumėm stovėti tokioj laisvės Kristaus gynėjų tokį būrys ir melstis už Lietuvą, kad daugiau žmonių įtikėtų, kad būtų daugiau žmonių palaimintų Jėzaus Kristaus tokiu prisikėlimu dvasiniu, kad tie, kurie kažkur prapuolė arba galbūt bažnyčia kažkaip įskaudinus gyvenime kažkada, tai kad jie būtų vėl grąžinti, ne dėl to, kad bažnyčios labai fainos ir labai super tobuli žmonės ar mieli, bet dėl to, kad Kristus mirė ir jo šventoji dvasia juos atgal patraukė prie savęs. Ne, aš realiai, sakysim, šokė nuo tokių dalykų, ką jisai šneka, tipo žmonės, kurie kažkada išėjo iš bažnyčių, todėl, kad bažnyčios buvo negeros jiems, reikia juos vėl atgal sugrąžinti į tas bažnyčias, todėl, kad tai Kristaus kūnas, nieko nesupratau, vienu žodžiu. Tai gal vis dėlto reikėtų pradėti nuo atgailos tiem pastoriam, nuo atsiprašymo viešo, išpažinimo, ką jie padarė. Galbūt nuo to reikia pradėti, vienu žodžiu, o ne to, kad pasimelsti, kad jie atgal grįžtų. Jie sveiki žmonės, jie supranta, ką jie padarė. Jiems reikia atgailauti visų pirma, jiems reikia išpažinti visą tai, palikti savo postus, eiti paprastais krikščionim būti, normaliais, pažinti Kristų normaliai, o ne taip, kaip dabar melus skleidžia vienu žodžiu, žinai. O šito tikrai, kad jūs pasimelsit tenais ir veidmainiškai pabūsit kartu, pašnekėsit, to tikrai negana. Ir aš panašiai tą girdžiu iš kitų žmonių, kurie čia kalbėjo, pamokslavo, kad visgi yra, kur mums dar pasistengti vienybės atžvilgių ir mes turim vieningai melstis už Lietuvą ir vieni kitus palaikyti, nes lygiai tie patys sunkumai ne tik tai pasaulyje yra, bet mums patiems yra pagundos, sunkumai, pastorių šeimoms, tarnaujantiems žmonėms ir mes vienas kitą turim palaikyti, kad subudėt, kad kažkaip tai piktasis mūsų nepargriautų. O Lietuvoje dar yra pastorių, kurie dar nenugriauti, kurie dar eina paskui Kristų, ar tik tai žodžiais mala. Ir paviršutiniškai pamokslus išmoktus kažkokiose konfesijose pasakoja. Aš realiai, sakysim, abejoju. Parodykit man nors vieną pastorių, daug kartų prašiau, kuris iš tikrųjų pamokslauja apreiškimą. Parodykit man. Tada galėsim šnekėti. Daug metų skelbiu išteisinimo žinią, kad mes išteisinti per tikėjimą, bet man buvo preikšta, kad tikėjimas, ką aš vadinu, tai nėra paprasčiausia nuostata, aš dabar tikėjime. Tikėjimas yra doktrina, yra mokymas.
Tuo parašyta, per tikėjimą į tikėjimą mes esame išteisinti. Per tikėjimą į evangelinį tikėjimą. Per tikėjimą į Kristaus tikėjimą. Mes esame išteisinti. Nu, vat jūs man paaiškinkit, kaip galima, sakysim, grįžti, man reikėtų grįžti būtent turbūt pas Kastytį į bažnyčią. Bet jis turbūt manęs nepriimtų. Kastytį, ar priimtų mane į bažnyčią, jeigu aš sugrįžčiau, vienu žodžiu. Aš tikrai tikintis, labai tikiu tiesą, papasakočiau visą tiesą visai bažnyčiai, vienu žodžiu. Visą laiką pasakočiau, parodyčiau, kur kas neteisingai, iškart papasakočiau. Kastyti, priimtų mane, vienu žodžiu, šitą bažnyčią savo, a? Labas vakaras, Dariau. Labai malonu, kad tokį vakarą organizavote. Sakykite, ar daug iššūkių susilaukėte organizuojant tokį renginį? Ne. Labai paprasta organizuoti tokį renginį, nes mes tai darom jau daug metų. Tik tai jau 2 metai iš eilės mes darom kitokių formatų. Anksčiau būdavo, kad pastoriai, ganytojai, kunigai ateidavo ir kalbėdavo auditorijai. O, pastoriai, ganytojai, kunigai, tai čia ekumeninis renginys. Ir jau kiek aš suprantu, katalikai tikėjimo žodžiai jau seniai yra broliai, tai kad, Jonai kažkaip negerai kvepia tokie dalykai, negerai, ekumenizmas. Praeitais metais mes padarėme tai prie staliukų ir pakvietėm kartu su ganytojais, kad ateitų ir tikintieji. Ir padarėm tokį sumaišytą staliukų variantą, kur sėdi ir ganytojai, sėdi ir tikintieji, ir iš skirtingų bažnyčių. Tai šitas formatas, jisai padaro šitą vakarą tokių bendrystės vakarų. Tikros bendrystės tarp krikščionių iš skirtingų bendruomenių vakarų. Aiškiai girdėjom, kad šitas ekumenizmas jau ne tik tarp pastorių, bet ir įtraukia ir į tą ekumenizmą būtent kūnišką apsijungimą. Įtraukia būtent jau ir pastoriai, ir eina ir eiliniai, vienu žodžiu, kurie yra jau pasilgę pastorių arčiau pamatyti tokie žvaigždės. Tai kūniškos bažnyčios daro kūnišką apsijungimą, būtent Vilniaus evangelinė bažnyčia buvęs tikėjimo žodis. Na ir žiūrim, kągi tas 10 kanalas šiandien jisai veikia. Ir tai aš kaip sakau, tokie renginiai, kada yra tarp konfesiniai, tarp bažnytiniai, sakysime, labai gera, kad atsiranda tikrieji ryšiai. Tikrosios draugystės, sakysime, tada nebereikia įrodinėti, oi tu baptistas, tu čia iš kokio, molio dėpės, oi tu sekmininkas, oi tu katalikas, Tai visi šitie dalykai, jie, kaip sakyti, eina į antrą planą, susideda, sakysime, į tam tikrą, mokymo lentynėlę ir tai yra normalu, sakysime, žmogus kiekvienas turi turėti savo bazę, sakysime, kaip jisai tai stato, kaip Dievas jį veda, kur jį pasodino, bet ryšiai tarp. Mes ne su lentynėlėm turim reikalus, o su gyvai žmonėm. Taip. Ir kad tas, sakau, mano tikrai tas troškimas ir girdžiu ir pas patį yra, kad Kristaus kūnas būtų viena. Amen. Ne kažkokio tai vieno kito Petro Polo, tenai. Jokių būdų. Jo, bet kad Kristaus kūnas yra viena ir tada bendras, sakysime, vaizdas pasikeis. Jo. Viskas aiškiai, labai konkrečiai yra pasakyta, nesvarbu kas, tu vienu žodžiu, baptistas, sekmininkas ar katalikas, visi mes esame vienodi, vienu žodžiu, mes čia visi apsijungiam, čia ir antrą planą nustubiam. Atleiskit, bet aš Biblijoje nematau to antro plano. Aš matau, vienu žodžiu, fariziejus, sadukėjus tokius, vienu žodžiu, rašto žinovus, dar yra kitokių buvo ten smulkesnių konfesijų. Ir jos nukryžiavo Kristų. Jūs lygiai taip pat kūniškos bažnyčios, kurios kryžiuojat Kristų. Jūs neskelbė tiesos. Tie pastoriai, kurie tenais lankosi, pasižiūrėjau, tiek ir pas Joną ateina ir jie net ne Dievo paskirti pastoriai yra kai kurie, kuriuos aš, pavyzdžiui, asmeniškai žinau. Tai atleiskit, tai kaip man tada žiūrėti. Pirmiausiai, kas apjungia? Apjungia
tiesos dvasia. Tai yra žmogus arba gyvena tiesoje, jisai myli tiesą visą savo širdimi, visą savo sielą, visų savo protu, arba elgesi savaip. Tai va, šitos visos bažnyčios ir 10 kanalas yra kūniškos bažnyčios ir ekumenizmo apsijungimas. Ar tai yra tiesa? Paklausykim dar kartą. Pas mus, vat mes Sekmininkų sąjungoje, Lietuvos Sekmininkų sąjungoje esame, jau gal kokie 5 metai ir net pačioj mūsų sąjungoje tiek daug skirtingų bažnyčių. Taip. Bet tai yra nuostabu ir gražu. Ir mes galime ir mokame bendrauti ir padėti ir būti bendradarbiai Dievo darbo ir turėti bendrą ryšį, tai gera ir nuostabu. Jo, ir vat, aš irgi tikiu, kad mūsų, sakysime, tiek medija priemonės, nes vat, irgi yra tikslas, pavyzdžiui, vat, pašauktieji, vat, laidos, tai vienas iš tikslų, sakysime, parodyti Kristaus kūnui tarnaujančių žmonės. Na va, kaip matome, daug visokių skirtingų, bet mes visi mokame. Būtent vieni, svarbiausia tikslas parodyti būtent tarnaujančių žmonės. Klausimas tik tai, kam jie tarnauja. Jeigu jie pastoviai meluoja, tai kam jie tai tarnauja? Dievui. Jeigu jie iškraipo žodį, kas yra aiškiai pasakyta Biblijoje, tai kam jie tarnauja? Jie tarnauja šėtonui, o ne Dievui. Tai taip ir aiškiai turėtumėte ir įvardinti. O ar tai ekumenizmas ar ne, tai yra... Patys spręskit, pasižiūrėjim, kuo dar užsiminėja 10 kanalas ir ką jis propaguoja. Gal Dievas ir yra? Karšta darosi? Ačiū viešpačiui. Jo, prašom, sėstis. Mes dar padainuosim, pagrosim, pagėdosim. Gera pradžia, pusė darbo. Svarbu nepersistengti irgi. Šiaip judėti paskui šventąją dvasią, čia nepaprastas dalykas. Pastovint, arba užbėgi, arba atsilieki. Na va, kaip matot, vėlgi, tai yra labai daug reportažų iš VŽB, iš jų visokių tų konferencijų ir taip toliau. Jos visos yra ekumeninės iki vienos. Taigi, tiek ir pats Jonas Sipavičius, 10 kanalo būtent vadovas, įvardino, kad jisai yra būtent ekumenistas. Tai žmonės mylėjai, kas sekate Kristų, tikrai pagalvokite, ar tikrai verta žiūrėti tokius kanalus ir klausyti tokių melų, kuriuos jie šneka. Aš jums nerekomenduoju, kaip Jėzaus tarno kanalo vadovas, aš jums nerekomenduoju, ne. Nu, jei rimtai, patys pamastykit. Kiek dar jie jūs apgaudinės, jie visi jungiasi, apsijunginėja, tai yra parašyta Biblijoje, kad jie apsijunginės, tai kad nieko nuostabaus, taip ir vyksta. Veda pas katalikus, tai yra antras žvėris, tai yra būtent visos šitos taip vadinamos evangelinės bažnyčios veda pas pirmą žvėrį, tai yra pas popiežių, pas katalikybę. Tai va, tik tais tiek norėjau pasakyti.